Labą dieną dar kartelį. Video apie kažkokias ateinančias permainas. Tos permainos susietos su sąmonė, požiūris į kūrinyje visą, į Dievą. Tai yra tai, kur, kaip čia pasakius dabar, daug metų šita Žemės planeta kentėjo nuo feodalinės struktūros. Daug metų. Šimtmečiai, tūkstančiai. Mes neturime prikibti ir įrodinėti, kiek būtent šimtmečių. Esminis dalykas atėjus pandemijai vyksta kosminių ciklų Žemės planetoje gyvenančių žmonių ataskaita. Ar tokia civilizacija gali tęsti evoliuciją, gyvenimą, gyvybę, ar ne? Kas, kaip, kur vyks, niekas net negali pasakyti. Bet tai, kad kažkas ateina nauja, tai faktas. Daugelis netgi tai jaučia. Bet protu tai nieko bendro, tu net negali pasakyti. Kaip ir aš negaliu pasakyti, kas tai tiksliai kaip turėtų būti, bet tai, ką aš dalinuosi, tai, ką aš kalbu, tai, ką aš jaučiu, tai, ką aš žinau kaip per save pokytį ir kaip mane veda per gyvenimą, per tą naują sąmonę. Tiesiog darau ir tiek. Kur negaliu pasakyti, kaip pasakyti, ne tai, kad negali pasakyti. Tai yra protų karočią nesuvokiama ir tiek. Tai yra protų nesuvokiama. Tai, ką mes daugelis dabar kapstomės po istoriją, po praeitį, okei. Praktiškai viskas tas pats kartojasi. Tik man kyla klausimas, kiek dar ilgai daugelims patinka kapstytis tai, kas yra atgyventa. Vyksta tas toksai kaip kvantinis, dvasinis šuolis ir restartas. Viso ko. Pagrindinis tikslas tai yra savyje išvysti tylą, savyje atskirti, kur yra melas, kur yra tikrumas, autentiškumas, kur yra iliuzija ir kur yra realybė. Kiekvieno žmogaus yra tikslas transformuoti save. Kaip įkūrėją Dievą, kuris yra kiekvieno žmogus Dievas, Dievo dalis, tiesiog kosmoso dalis. Arba toks kaip paskutinis šansas, bet vėl
Tai protas, jeigu sakytų, tai paskutinis šansas tavo įsigelbėjimas savo sielos evoliucijos vėl, tai nieks nežinoma. Žinote, toks yra įdomus jausmas. Tyloje nieko nėra. Toks jausmas, kad tas chaosas, ta iliuzija, jinai kažkaip tai turi ištirpti, sugesti, išsitrinti iš matricos. Ir toje tyloje, tarkim, tame chaose dabar vyksta pelų grūdų atskirimas. Ir kažkoks to pasekoje, kai vyksta pelų grūdų atskirimas, kiekvienas savo vidinėje būsenoje per savo transformaciją, autentišką transformaciją pagal sielos paskirtį, jie kūrė kažkokią naują kažką, kur net neapčiuopi. Bet tu jauti vidumi tokią kažkokią jėgą galią. Žinoma, tai, ką aš dalinuosi, ką aš kalbu, tai yra ta patirtis ir sako, gal taip ir aš irgi klystu, bet esminis dalykas, aš neabejoju savimi. Ne. Aš geriau numirus suprasiu, kad taip aš buvau neteisi, bet aš, būdama dabar šią akimirką, jokios abejonės dėl kiekvieno žodžio. Jokios. Tai ne mano žodis, tai eina kas per mane ir tai kaip aš pakeičiau save, atsisukus į kosmosą, į dieviškosius įstatymus, išgydžius protą, palaikius prižiūrint fizinį kūną ir dūšią, sielą. Ir tas, kol dabar vykstantis chaosas, tas pelų grūdų skilimas, rūšiavimas, kiekvienas žmogus transformuoja save į tylą. Į tą tokį sveiką kažką tai sveiko, kur turi stiprų ryšį su aukštesnėmis jėgomis. Kas bus rytoj, poryt, po metų, nieks nežino. Ar istorija kartosis ar ne? Nėra prasmės netgi ginčytis. Bet esminis dalykas, kai aš arba tu, tarkime, turi kažkokį neapčiuopiamą jausmą, tai, kad tu darai, tai, kad tu tiesiog įsitikinęs tuom, tai nuo to įsitikinimo tik tai rimsta protas, tu neabejoji, kas bus rytoj, nededi kažkokiu apribojimu, tokių kaip aš žinau, ne. Kaip pasakyti, kaip galite pamatuoti subtilaus pasaulio, kaip svyruoja, tarkim, subtilaus pasaulio balansas,
mintis, jausmai, emocijos, žodžiai, veiksmai, įpročiai. Ar jaučiate subtilios energijos balansą, kur būna koks žodis tiesiog iškrito atsakingai ar neatsakingai ir tu jauti subtilaus pasaulio balansą, kuris lemia tavo kitos akimirkos būseną. Ta būsena, tarkim, kai eina iš vidaus per tavo sveiką kūną, protą ir sielą per tos energetinius kanalus, ane? Kaip patvirtinimas ateina, tarkim, pradeda rankos pulsuoti. Sapno metu ateina kažkoks ženklas, kur sako, jo, čia taip. Ar įrodyti kažką galiu? Ne, negaliu. Čia net nepaaiškinami dalykai. Todėl dabar kiekvienas savo indėliu, kas buvo prieš tai, kas vyksta dabar, jisai formuoja va tą naują kažką tai, naują. Kas tai bus? Pagyvensim, pamatysim. Pagyvensim, pamatysim. Vat būna vėl energijos, energijos. Ateina, tarkim, kažkokia tyla. Dabar koją savo kelėną, tarkim, glostau, čiupinėju kaip tą subtilę energiją. Ir toks jausmas, sako, nukurminu, kaip durnius kelėnė, ieškai kažkokio atsakymo. To jausmo, ar yra dar kažkokių einančių žodžių iš tos minčių nebuvimo būsenos. Sako ne. Tarkime, ne, sako būna ne. Ir dabar baigėsi proto mūšio laikai, baigėsi. Bet ar išgydysim savo protą nuo to šizofrenijos neurotizmo ir ar pereisim į kitą levelį kažkokį, kaip žaidimo levelį. Čia jau kiekvieno individualaus žaidėjo tikslas, ketinimas. O ten tikėti kažkom, tai kaip pseudo sistemos tiki vis tiek žaidėjais. Ja. Atjaučiu aš juos. Daugiau niekom negaliu net padėti. Kiekvienas mes žaidžiame, kiekvienas mes kažką tai darome, o kaip mes darome, kokius mes rezultatus skinsime, tarkim, rytoj po metų, kur po tos kitos akimirkos nei vienas nežino. Todėl ir yra labai daug nuomonių formuotojų, labai daug youtuberių, labai daug dvasinių nušvitėjų. Kročiai visko dabar daug, ahrenienai visko daug, o kai bus iš tikrųjų, mes pamatysime. Tikrai pamatysime ir aš net nebejoju. Ir pabaigai, nesvarbu, ką tu darai, jeigu abejoji savimi, ką tu darai, tai reiškia, tu neautentiškai palei savo tą vidinį vektorių darai. Permąstyk. Aš realiai, jeigu pasakytų Violeta, kiek per tos 4 metus nuo pandemijos pradžios, kada pradėjau kalbėti, jeigu sakytų Violeta, ar norėtum kažkokius žodžius atsiimti atgal,
Aš sakau ne. Nebent norėčiau, jeigu būna išsprūsta, kokie yra tokie lemiami žodžiai. Žodis tai yra niekada, tai yra bus visada. Žodis aš išmokau, vadinasi aš neišmokau. Aš jau žinau, vadinasi dar gausi per galvą. Tai vat jeigu tokius aš būnu išsprūsta žodžiai, aš jos pagaunant staigiai, aš jos ištrinu ir tiesiog būna taip kaip lepteli kažkas tai, bet tokius, kad sakyt, keiksmažodžius, visiškai nei vieno video, ką aš esu išleidus, nei prieš Dievą, nei prieš velnę, nei prieš savo sūnų, nei prieš savo dūšią, nei prieš sąžinę, nei prieš vieną vabaliuką, man negėda, nes visas tai buvo ir darau tai viską iš širdies. Tai, kas išgyventa, tai, ką aš išgyvenu, tai, ką aš jaučiu ir tai protų yra tiesiog nepaaiškinama. Daug ko protų negali paaiškinti, o daug ką ir gali paaiškinti. Protų paaiškinama tai, kaip tu rūpinėsi savimi. O visa kita, kaip gauname, kaip ženklus, pakelia tave naktį, sako, iksies rašyk. Sėdi rašai. Kai plūsta ta energija, sakykit, iš kur ta energija? Aš nežinau. Aš žinau, bet jeigu įrodinėti, ar tikrai iš to, ar iš velnio, ar iš Dievo, čia yra proto marazmas. Tai niekas nieko nežino, aš leidžiu sau. Aš leidžiu sau transliuoti tai, per savo tyrą širdį, patikrinta per 50 metų, kas aš esu, transliuoti savo patirtį ir matymą, kurį aš taikau sau, stebėdamas savo balansą, pokytį į išorę, įgaunant naują sąmonės suvokimą. Prisiimant atsakomybę 100%. Už viską. Už viską. Tai vat. Ir esminis dalykas, tarkim, aš kalbu Dievui. Realiai aš kalbu Dievui, kurie man palikus fizinį kūną, jie pasisodins ir sakys, Violeta, dabar papasako, kodėl tu sakei tai, kaip kodėl, todėl, kad jūs man sakėte taip sakyti. Tai visada savo užduokite klausimą, nesvarbu. Proto įrodinėjimas, gaunant iš kažkur taip, iš Google, iš YouTuberio ar kažkur tai žinių, iš mokslininkų, tas žinių kiekis, jisai visiškai bereikšmis. Tai yra iliuzijos, tai yra kašėjus, karočią. Davai pabūkim protingi. Bet po kiekvieno kažkokio padaryto video, tarkim ar aš jaučiuosi įkvėpta ir rami? Taip. Aš nemoku apsakyti, koks yra jausmas, ramybės jausmas. Taip atsisėdi. Pasakyk. Taip sėdi ir vėl toliau nueini į tą tylą, žiūri, kaip paukščiai skrenda, kaip čiulba. Ir tokia viduje tuštuma, tyla ir pasitikėjimas. Nes visą tai, ką aš darau juk čia savo. O ar išmintingas žmogus, kas jis sau duobė? Tiesiog paklauskit savęs. Ar išmintingas žmogus, kas jis
sau duobę? Juk ne. Ar išmintingas žmogus, kas karmos neigiamus taškus dėl savęs, dėl sūnaus, dėl šeimos, dėl paukščių? Tikrai ne. Išmintingas žmogus visada apsvarsto kiekvieną žodį, kuris eina arba iš čia, arba iš čia. Ir tiek. Na ir kaip man dabar pavadinti šito video pavadinimą? Vyksta naujos sąmonės kūrimas, atstatant gyvenimo savo pusiausvyrą ir Žemės planetos pusiausvyrą. Koksai dangus. Kur ten mano, žinokit, ten mano mokytojai, ten jie karočią, va, taip. Gražus debesis, aneva saulutė. Taip, kad visiems gražios dienos. Skleiskite, kalbėkite, bet nesimuškite. Na, jeigu nebent už ten ateina kažkas tai tokia, bet... Ateina tai, ko mes daug kas nežinome, bet tikrai jis ateina. Bet pastangas turim dėti visi gyvenam. Nežinojimas arba nutilėjimas arba apatija, tai yra toks pat blogis kaip vagystė, kaip sukčiavimas, kaip manipuliavimas ir taip toliau. Priim, kažkas tai vyksta. Bet tai vyksta žiauriai. 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 Iki.